Sausio 14-ąją vyko Vorai MC ir Vorų broliai MCC baikerių klubo organizuojamas tradicinis 8-asis baikerių viduržiemis. Kaniukų kaime esančiame netoli Molėtų šis renginys griaudėjo jau 3. kartą. Lietuvos užkampį kaime esam karvidė, savaitgalių liko virto kiaulidė. Vyksta čia baikerių viduržiemis, suvažiuoja chebra su motociklais, dalyvauja rungtys, važinėjasi. Visi bendraminčiai, draugai ir panašiai. Turim svečių iš Maskvos, iš Estijos atvažiuoja, šiandien Lenkai atvažiavo, Latvijai, tie pastoviai, kurie būna. Čia toks renginukas vienintelis, ko gero, žieminis, kuris vyksta ne patalpose, vyksta grinai lauke, vyksta jis jau 8 metai iš eilės. Kaip mums pasisekė, kadangi pradėjo šiandien snigti, tai galvojom, kad teks per balas braidyt, bet kaip matot, oras visai nieko. Vyks orientacinis važiavimas, orientavimasis pagal žemėlapį vietovėje. Labai įdomi rungtis su rusiškais Ural motociklais. Gali dalyvauti visi norintys, kokiais tik keturačiai. Atvažiuoja į krosą, kroso trasa čia netoliese yra padaryta. Pamatysit paskui reportažą, tikrai labai įdomi rungtis. Nes tais motociklais jie išmirštantis yra, jų nebedaug belikę, bet dar važiuoja. Šitas renginys yra skirtas Klaipėdos krašto sukilimui paminėti. Jis yra priskirtas prie datos. Sausio mėnesį vyko sukilimas Klaipėdos krašto. Tai jis yra kiekvienais metais pas mus. Prašom, kiekvienais metais. Į kiekvienais metais klubo organizuojamą žiemos renginį susirenka minia žmonių. Jų kiekis šiemet kone dvigubai pranoko organizatorių lūkesčius. Buvo sulaukta svečių ir iš Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos ir netgi Italijos. Tai mes visi susirenkam penktadienį nuo ryto jau. Tai kas sekmadienį išvažiuoja, kas pirmadienį, kaip išeina. Čia ir gyvenam, jo. Kariškas palapinės, miegot šilta, gera. Tokie mes jau esam. Nu, ne visi, kai kurie grįžta namo, bet tokių čia vienetai yra. Principė visi gyvena palapinėse, dalyvaujam karvidėj, kuri virsta kiaulydė. Tai čia jau jūsų kaip ir bendruomenė tokia susiformavusi ir kaip matom ant kepurės jūsų čia klubo pavadinimą. Taip. Bendruomenė, tai ne tik klubo, yra draugų, yra bendraminčių, kurie iš kitų klubų važiuoja ir dalyvauja. Nesame vieninteliai tokie ir nepakartojame. Tiesiog daugiau Lietuvoje aš nežinau tokių, kad vyktų renginių žiemą. Susirinkusius džiugino lyg užsakytas šiam renginiui oras, iškrito ilgai lauktas sniegas, paspaudė ir nedidelis šaltukas. Šventės startas prasidėjo tradicinėmis orientacinėmis varžybomis, po jų įvyko motokroso varžybos. Čia dalyviai jėgas bandė MX Open, SP Retro Standard, 350 SP, SP Open, Retro Solo ir ATV klasėse. ATV klasėje Narsutis Balčiūnas finišavo pirmas, antras liko Vygandas Ratkevičius. Retro Solo klasėje 1 ir 2 vietas užėmė Latvijai Sandis Meijeras ir Gatis Zaumanis, 3 Remigijus Bigenis. SP Retro Standard klasėje važiavo tik vienas Sauliaus Joniko ir Aurimo Kazlausko ekipažas. SP 350 klasėje Tadas ir Vytautas Vanžodai finišo liniją kirto pirmi, 2 Dainius ir Tomas Ausėjai, 3 Žygimantas Tirtinas ir Jordanas Jokšys. SP Open klasėje 1 vietą apdovanotas Olego ir Aleksėjaus Kretininų ekipažas, 2 Tomo Gardželadžės ir Remigijaus Liulio ekipažas, 3 Dainius Kazlauskas ir Marius Urbonas. MX Open klasėje Edvardas Urbonavičius startavo vienas. Pasibaigus varžyboms organizatoriai kvietė dalyvauti rungtyse. Motociklų priekiniais ratais buvo ridenamos statinės, į tolį mėtomas motociklo cilindras, ant strypo mėtomos motociklų padangos, laužiamos rankos. Sutemus dalyviai buvo kviečiami į vidų, apleistą ir seniai nebenaudojamą fermą, kur buvo klausomasi Aleksandro Makejevo dainų, apdovanojami varžybų prizininkai ir tiesiog švenčiama. Sausio 17 dieną pirmuoju etapu Monte Carle prasidėjo 2012 metų pasaulio ralio čempionatas, kitaip žinomas kaip VRC. Čempionatui pasiruošė Volkswagen, Citroen, Ford ir Mini komandos. Tiesa, šių metų VRC sezono organizavimas buvo pakibęs ant plauko dėl visiems iki smulkiausių detalių žinomos banko Snoras griūties. Snoro banko bankrotas sukrėtė ne tik Lietuvą, bet ir įnešė didelę sumaištį pasaulio ralio čempionatui, kadangi likus savaitį iki jo pradžios vis dar buvo neaišku, kas rūpinsis komercinę sporto pusę. Tvyranti sumaištis jau pareikalavo ir sportinių aukų. Dalyvavimą čempionate apribojo Mini.
kurios gamyklinę komandą sudarys tik vienas Danis Ordo ekipažas, o Krisas Mekė dalyvaus tik kai kuriuose čempionato etapuose. Pasaulio ralio čempionatui ypač aktyviai ruošiasi vienas pagrindinių Citroën konkurentų Ford. Šiais metais pasaulio ralio čempionate startuos apie 12 Ford Fiesta RS automobilių, tačiau tik du atstovaus gamyklinę Ford komandą. Ją sudarys jau ne pirmus metus važiuojantis Ford automobilių Jari-Mati Latvala ir buvęs čempionas Peteris Zolbergas. Peteris Zolbergas pakeitė praeitą sezoną Fordui atstovavusi Miko Hirboneną. Šis Ford komandą iškeitė į Citroën ir bandys pranokti daugkartinį čempioną Sebastianą Loebą. You know, it's really interesting to feel the differences between our previous car now with Citroën, and really to start to understand how the car is handling, and also kind of many things come more clear to me as well, why we have before maybe been slow in some areas, but you know, it's very exciting. The car feels really good. Monte Carlo has such a long tradition. I think the championship, it has to start from Monte Carlo. But I have kind of love and hate relationship with the rally. I mean, I love it when I'm not there, but then when you're up in the mountains with the wrong tires, doing icy downhill with the slick tire, then I hate it. But it's a real challenge, and I think it definitely, you know, I'm really happy to start the season from there, and you know, really very excited to go with the Citroën over there and see what we can do over there. It's the comeback of Monte Carlo, so yes, for sure, it's good news for the rally. It's important for me now to see the rally back. I think it's just normal. I think that it's important to test, especially for a rally like Monte Carlo, because for different reasons. We have a new tire, which is a softer tire than we never used before, so we just try to find the best setup in each situation. Pokyčių šiemet matome ne tik komandose, kur vyksta intensyvi lenktynininkų rotacija, bet ir varžybų kalendoriuje. Štai pirmasis Monte Carlo etapas surinktas pirmą kartą nuo tada, kai 2008-aisiais iš VRC žemėlapio buvo nuspręsta jį išbraukti. Ralio sezoną užbaigs etapas Ispanijoje, o Velso ralio batalijas nuspręsta perkelti į rugsėjo mėnesį. Dar vieno pakeitimo sulaukė Italijos etapas. Jį galiausiai nuspręsta rengti ne gegužę, o spalį. Jordanijos etapas dėl politinių neramumų iš kalendoriaus rizikuoja būti išbrauktas apskritai. Australijos etapo taip pat atsisakyta, o vietoje jo čempionato dalyviai birželį varžysis Naujosios Zelandijos greičio ruožuose. Lyginant su pernai metais pasikeitė ir Akropolio ralio data. Jis vyks gegužės mėnesį. Ir rugpjūtį nustumtas ir Suomijos VRC etapas. Pernai jis vyko Liepą.